Sveiki, sveikiname su jumis laidoje Ar tai normalu ir šiandien svečiuose turime kolegą, OVC Consulting vadovą, knygos Paliekant ego lyderystę bendrą autorių ir dar galėtume čia titulų dėti, uždėti. Bet laidos neužtektų, o Paulius mūsų žinia yra kuklus žmogus, tai pristatome jį tiesiog kaip Paulio Avižinį. Ir su jumis taip pat sveikinamės mes, Jūratė Žalienė ir aš, Ieva Kulikauskienė. Ir šiandien kviečiam trise mus, o kartu ir jūs užkulisiuose, pasišnekėti apie vadovavimą, apie požiūrį vadovavimą, apie darbuotojų laisvės ir iš to atsirandančias gal problemas arba iš to atsirandančius džiaugsmus, bet pradėti turbūt norėtųsi nuo Pauliaus požiūrio į lyderystę. Kas tau yra vadovavimas, kas tau yra lyderystė tavo gyvenime? Jo labiau esi tas vadovas, kuris nešvenčia boso dienos ir neleidžia mums švęsti. Neleidžia sveikinti. Švęsti galite, bet nesveikinkit. Nežinau, leidžia ar neleidžia, bet nesijaučia gerai, jeigu sveikina, tai tas tikrai. Tai jo, šitas klausimas geras, aš iš tikrųjų kalbėjome ir prieš tai, kad norisi kažkaip susidėti pradžią. Ir kai aš čia eidamas galvojau, tai gera proga pareflektuoti ir sakyti, tai kaip tu čia supranti. Tai aš savo atsakiau, kad aš turiu filosofiją, kuri man nuo skaičių 3, 2, 3. Net į skaičius sudėjau. Taip. Taigi, trumpai pasistengsiu. Konsultantas, jo. Mes tave nutrauksim, jeigu tu įsijauši per daug. Šiek tiek rimtai, tada ateisiu prie filosofijos. Tai, žinai, jeigu aš galvoju apie tai, ką aš laikau apskritai vadovo darbo teritorijom, man yra 3 sritys. Viena tai yra kasdienės veiklos vykdymas. Šiaip iš principo klausimas yra, kaip uždirbti pinigus, kaip gyventi šiandien, kaip generuoti rezultatą. Antras yra klausimas, kaip iš tiesų vystyti verslą, kad mes galėtume ateityje tą daryti, verslo vystymas. Ir trečia, tai yra veiklos vystymas. Tai yra, ką daryti, kad organizacija veiktų vis efektyviau. Tai yra didelės 3 teritorijos, kurias aš laikau vadovo darbo teritoriją. Tada antras dalykas, ir man labai svarbus, reiškia, tose teritorijose yra 2 tipų uždaviniai. Vienas, ir susijęs su mano knyga, vienas mes vadinam techniniam, tai yra vadybinis laukas. Viską, ką mes suprantam, tu turi iš tikrųjų dirbti su darbo organizavimo bendraja prasme. Kitas yra, paprastai šnekant, darbas su žmonių iš tikrųjų vidumi, nes organizacija yra sistemos ir žmonių pasaulėžiūros visuma. Ne? Taigi, 2 laukai, kuriuose dirbam. Ir iš to man tam tikrą prasme ir gaunasi 3 principai, kuriais aš šiaip jau jaučiu, kad jeigu reikėtų įvardinti, kuo aš vadovaujasi be visų ten tų, žinai, vertybinių dalykų. Tai yra, pirmas dalykas, aš suprantu, kad nuolat esu tam tokiam ir laikau, kad tai yra normalų žongliravimo režime, nes kiekvieną dieną tu negali tikėtis, šokinėdamas tarp iš tikrųjų čia šiandien verslo ir jo vystymo, turėti kažkokį tokį planingą, ritmingą, lengvą gyvenimą, tai reiškia, kad yra nuolatinis kintamumas ir aš sakau, kad šį vadovo man asmeniškai filosofijos dalis tai yra iš tiesų būti lankščiam veikloje. Čia pat kitas principas, kuris man tikrai labai svarbus šnekėjom prieš tai iš bėgimų logikos, bet ir santykiai vadovavimą, tai yra mąstyti apie visus uždavinius ilgalaikiai perspektyvoje, tai yra planuoti, išlaikyti strateginę discipliną ir taip toliau. Tai man tam tikrą prasme toksai nuoseklumas veikimo. Viena vertus tu žongliruoji, kita vertus vis tiek turi išlaikyti linijas. Ir paskutinis principas, kuris turbūt tinka į šitą filosofiją, kad vis tiek organizacija yra tokia, kokia ją renkasi iš tikrųjų matyti žmonės, tai man be galo svarbu veikti susitarimų principų. Tai yra, jeigu reikėtų pasakyti arčiausiai filosofinio teiginio, tai aš norėčiau ir stengiuosi dirbti suaugusių žmonių organizacijai, kur mes galim susitarti ir tam tikrą prasme kaip šeimoje teritorijas ir kad nereikia ganyti, bet mes žinome, kur kieno teritorija, už ką aš atsakau, kas nutinka, žinai, jeigu nepadarom. Ne. Tai va tokie gal principai, kurie man apibrėžia visą lauką, bet daug detalių, aišku. Ok, tai man toksai kaip čia gal net neklausimas, nežinau, gal įspūdis. Aš galiu pasidalinti įspūdžių, kaip aš atėjau prieš 8,5 metų į šitą organizaciją. Aš aišku atėjau iš labai tokios, pavadinkim taip, mikromanaginimo ir, diktatūrą gal nepavadinčiau, bet netoli to aplinkos.
Ir aš atėjau iš tą organizaciją ir tai buvo visiškas toksai, visiška laisvė, žinai, eik, klientas tavo varyk, žinai. Ir aš taip sėdžiu pasiruošusi tą prezentaciją, su kuriuo aš ketinu eiti pas klientą ir taip sėdžiu galvoju, palauka, niekas netikrins, ta prasme, į vieną, į kitą, į trečią, žinai, gal čia kažkam įdomu. Ne, tai eik, tu suaugęs žmogus. Ir žinok, man tada tokį sukėlė toks, žinai, kultūrinis šokas ištiko, kad, ta prasme, čia, ar čia niekam nesvarbu, ar čia, žinai, taip pasitikima, ar čia kaip čia, žinai, yra, nes, tokio galvoju, kaip čia man dabar veikti. Tai galbūt, aišku, išeinant iš to, kad šiaip, dabar save pagirsiu truputėlį, aš esu šiaip labai atsakingas žmogus, tai aš įdėjau įdėjau maksimum pastangų, kad, žinai, kad neateitų paskiau, per mane neateitų organizacijai kažkokių tai problemų, bet vis periodiškai nenustoju galvoti, žinai, ar iš tikrųjų, tas tokia, visiška laisvė ir traktavimas, kad taip, mes dirbam su suaugusiais žmonėm, bet ar tai iš tikrųjų, gelbėja visose situacijose, ar nebūna paskiau tokių situacijų, kai, žinai, kažkas pradeda naudotis tą laisvę, pavadinkime tai. Tu daug klausimų uždavėjai. Aš mėgstu. Pradėsiu nuo to, kad... Išsirink vieną. Aš pradėsiu nuo istorijos. Ar tu pameni, kad aš buvau pas tave mokymuose? Taip, buvai, bet jau paskiau, kai man buvo labai didelis stresas. Tai aš galiu pasakyti iš tikrųjų, kaip aš tą laisvę suprantu. Tai man atrodo, kas yra kritiškai svarbu bet kokioje organizacijoje, tai yra kaip ir šeimoje ir santykiuose, tai yra sutartos ribos, sutarti lūkesčiai. Ir iš tikrųjų tada jausmas, kad tas žmogus gali išpildyti, klausimas, kiek jam reikia pagalbos, kaip sistema turi veikti, kad padėtų. Tai aš nesakyčiau, kad apskritai adekvatu šnekėti apie visišką laisvę, nes tokios nėra. Yra labai aiškus lūkesčiai žmonėm, labai aiškios atsakomybės, labai aišku, kas ką daro, iš tikrųjų, kas ko nedaro, kokios temos. Ir šitoje vietoje, tose vietose, kur neaišku, mūsų duona yra aiškėti, nes mes kaip organizacija ir aš kaip vadovas nuolat iš tikrųjų augu ir mes augame ir šiaip žiauriai daug dar reikia nudirbti, aš nuoširdžiai tą sakau. Tai grįžtant ir prie tavo teritorijos, taigi laisvė visų pirma kūrybai, laisvė rasti savo sprendimus ir čia tavo teisingas komentaras, ar turim pavyzdžiui mes sekti kokybę. Aš iš šitą klausimą esu atsakęs anksčiau, kad pirmas dalykas yra, kad labai stiprus yra atrinkimo metu, tai vis tik tai ar tu gali šitų žmogum pasitikėti, kiek tu jį jauti, tada vis tiek yra labai aiškus duomenys. Tu neturi kontroliuoti. Aš iš tikrųjų, kaip ir šeimoje, taip ir čionais, taip pačiai manau, jeigu žmogus šalia nesėdi, nereiškia, kad jisai nerenka duomenų ir jausmo, kaip sekasi. Aš girdžiu apie tai, kaip susirinkimėse mes šnekam, aš girdžiu grįžtamą ryšį iš klientų, aš girdžiu patirtis ir visą tai tu dediesi ir būtent čia yra žongliravimo dalis, nes tu negali ir šitoje vietoje ir kultūroje man tai labai svarbu iš tokios lygiavertiškumo veikti, bet ir iš tiesų ne visur ir tu gali ir ne visur reikia, bet tu turi pasirinkti ir taip mes iš tiesų net pokalbį pas mus tokie, man tuo metu dar su irgi mūsų steigėjai buvo, kai mes iš visos srauto sakom, tai kas dabar karšta, ką mes turime daryti, ką jaučiam komandoje, su kuo reikia iš tiesų dirbti. Tai toksai tas žongliravimas reiškia, kad tu nuolat tam tikrą prasme ne makaluoji, bet tu turi stebėti lauką. Tu turi jausti ir iš tiesų galvoti, kaip įsikišti, arba tiesiogiai su žmogum kalbėtis, ar galvoti, kas jam gali padėti. Tai čia šitoje vietoje aš laisvę suprantu kaip tokį iš tiesų partnerišką veikimą nuolat laikant pulsą ant organizacijos, bet įvairiais būdais, o ne sėdint ir žiūrint, ką žmogus daro. O nenuslysta ta laisvė, žinai, tokį man yra tekę skaityti straipsnį, kai ten sako, komandinis darbas, laisvė, žinai, tai yra būdas pasislėpti už jos tinginiams. Vis viena, žinai, tos tokios, tarsi pažadėjau, bet biškį neištiesėjau, tarsi, čia laisvė rinktis, žinai, kas ateis į renginį, kas neateis į renginį. Tai aš tikiuosi, kad visi ateis, tai manęs gal net nepastebės. Čia dvi vietos yra. Viena tai vieta, kad kartais iš tiesų aš savo turiu priekaištų, kada jaučiu, kad neaiškiai ribas nubrėžiu. Tai pavyzdžiui apie renginį, ir čia ne mūsų susirinkime, žinai, kalbėjom apie televiziją. Tai aš manau, kad vadovo vis tik tai duona labai aiškiai jausti, kur reikia, ką reiškia ribas brėžti. Tai reiškia, jeigu mes turime susitarimą, tai yra klausimas, kaip mes jo laikomės, bet prieš tai jis turi būti. Tai pavyzdžiui, per renginį gali būti taip ir aš vieną renginį turiu omenyje, kur aš laikau savo klaidą, kad aš neaiškiai iškomunikavau. Kad aš neaiškiai iškomunikavau ir tada tu gali stebėti, žinai, kad ne tie žmonės, bet ar aišku buvo ribos, ar aiškus buvo susitarimas. Ne, jo nebuvo.
Tai šitoj vietoj visų pirma, žinai, tikrai labai svarbu tam, kad veikti laisvėje turi būti aiškus susitarimai teritorijos, rėmų, ribų. Kitas dalykas, tai ką tu sakai, šiaip jau, kaip tai beskambėtų, mano principas yra toksai, kad tie žmonės, kuriem nereikia papildomai sakyti, jie važiuoja toliau ir jie eina daugiau. Ir tas akivaizdžiai matosi mūsų, tiesą sakant, istorijoje. Tai yra tie žmonės, su kuriais jauti, kad gal tu ir padarai klaidą, bet jisai veikia iš tiesų taip, kaip jisai jau rodo partnerystę, nors tu jo neprašai, norisi su juo eiti toliau. Tai kitaip sakant, nebūtina, žinai, kapoti rankų, kad žmogus taptų tau partneriu, gali iš tiesų ir susikibti už rankų. Ir šiaip, jeigu reikėtų sakyti, aš tikrai daug klaidų darau, kaip ir visi turbūt žmonės, bet ko aš savo labai nenoriu, labai pergyvenu dėl to, tai yra tų momentų, kai aš suprantu, kad aš labai norėčiau su šitu žmogumi veikti toliau ir praleidau momentą, kad jisai labai aiškiai sužinotų vienu ar kitoje vietoje. Tai va tokias klaidas aš dėl jų labiausiai pergyvenu, bet atsakant į komandiškumą, man tai yra vienas iš būdų, labai aiškiai žmonėms duoti signalą, jeigu aš matau, kad mums pakeliui, kad jis tą jaustų ir matytų. O kadangi tai filosofija, aš taip galvoju, kad filosofija nesusiformuoja per vieną naktį, kaip tu pats atkeliavai iki tokio vadovavimo stiliaus? Pavadinsiu gal stilium, nežinau, čia geras žodis, bet ar tu visą laiką buvai toksai, savo istorijoje, visą laiką buvai linkęs tokiais principais kurti? Ar buvai diktatūriškas kada nors? Jo, ar turėjai tokią, žinai, aš čia dabar čia yra mano didžiausia bėda, su kuria aš taip pradėsiu nuo to. Visų pirma, tai jūs kaip puikiai žinot, aš turėjau vadovą, kuris, šalia kurio realiai aš turėjau visą laiką tą, ką susikurdavau. Kadangi man suma sumarum sekėsi gerai, man atrodė, kad tai veikia. Nes mane tai išlaisvino, mane iš tikrųjų mobilizavo ir taip toliau. Bet kalbant apie, ir aš lygiai taip pačiai galiu drąsiai pasakyti, man lygiai tie patys principai labai svarbus šeimoje. Aš neįsivaizduoju vaiko, kuriam 9 metai ir aš jam liepiu. Aš iš tiesų nenoriu tokio santykio, aš noriu tartis tiek, kiek aš galiu tartis. Ir šitą iš tiesų santykį labai stengiausi visą laiką turėti. Kaip tai beskambėtų, tai daug kainuoja, bet būtų įdomu, ką mano vaikai sakytų, žinai, šitą mano repliką. Bet grįžtant, iš tiesų tai yra privalumas ne tik, kaip čia, stiliaus kažkokios naudos, bet yra didelis iššūkis, su kuriuo aš ilgai dirbau. Žinai, ir tikrai nuoširdžiai, bet tapus vadovu tai buvo vienas iš mano didžiausių darbų, žinai, nes ne tik tai gerbti kito poziciją ir tartis yra stiprybė, bet ir mokėti konfrontuoti tada, kada reikia. Pas mane žymiai natūraliau yra man tartis, negu konfrontuoti buvo. Dabar jau yra lengviau, aš jau tą dalį seniai, taip sakyčiau, gerokai praėjęs. Bet pradžioje tai buvo vienas iš mano pirmų projektų, kai aš supratau, kad mano didelis iššūkis yra galėti konstruktyviai, kokybiškai, taip kaip reikia, naudingą organizaciją konfrontuoti. Tai, ja. Aš ką esu išgirdusi, kad lengva jums taip veikti, čia apie mūsų organizaciją kalbant, kaip pas jūs visi tokie sąmoningi organizacijoje, tarsi tai, nupiešia vaizdą kažkokią, ar ne, kad čia dirba kažkokie kitokie, negu dirba kitose organizacijose. O tu pabandyk su kokiais ten, ką žinau. Ar tu susiduri su to, žinai, pats, ar įsivaizduoji, kad tai yra pritaikoma daugeliu organizacijų, ar vis dėlto yra specifika? Pritaikoma ir man labai patinka pritaikyti, pavyzdžiui, kai aš būnu pas klientus. Ir aš atsiminiau tau šnekant ir turiu keletą dabar omenyje klientų. Šiaip aš iš tikrųjų, turbūt pripažinsit retai viešoji kažkaip net ir tam santykiai bairuodamas keikiuosi. Bet šiaip, jeigu kas žino mano jaunystę ir tas dienas, pas mane ten viso gyvo velnio buvę. Ir man nėra sunku būti tam gatviškam santykyje, šiaip jau. Ir aš atsimenu, su vienu klientu labai buvo įdomu, žinai, kai grupėje buvo toks žmogus, kurio žargonas, žodynas tikrai, jisai yra provokuojantis ir kiti turi savo nuomonę. Ir mes turėjome individualius pokalbius ir aš šiaip mėgavausi, kai supranti, kad perėjęs į tą, žinai, žargoną ir gana grubų kalbėjimą, tu vis tiek gali kalbėti apie tos pačius dalykus. Ir tu nekalbėsi minkštai, bet jeigu tu iš tikrųjų girdi žmogus, jis nesvarbu, kaip brutaliai sako, bet jis sako, kas jam rūpi. Ir jeigu man tai šita vieta yra svarbi, aišku, yra situacijos, kur tu, žinai, žmonės tiesiog nesupranta ir jam reikia, žinai, pasakyti, kad taip turi būti. Tai aš viską suprantu, ta prasme. Ir kartais reikia ir pakelti balsą ir nusikeikti ir pasakyti, kad taip turi būti. Ir tai yra būdas tam žmogui operuoti.
Tai aš šitoj vietoj, bet paradoksas yra toksai, kad kalbos grubumas, jisai neprieštarauja baziniam požiūrį, kad tu vis tiek negali veikti, jeigu žmogus vidumi neapsisprendžia veikti su tavimi kartu. O kaip tu tą pasieksi su, žinai, intelektualiu ten nuglaistyto žodyno žmogum ar su grubiu, tai yra tik tai pokalbio klausimas, bet esmė man nesikeičia, vis tiek tu turi susitarti su juo. Nes jeigu tu jam liepsi ir jisai viduje vis tiek halturins, tai kas iš to? Ką tu čia pasiekiai? Nieko nepasiekiai. Iliuzija. Ir tai yra man asmeniškai žiauriai svarbi. Veikti iš galios yra žiauriai patrauklų vadovui, nes jis turi įgaliojimus, bet yra tokia iliuzija. Už tai, kad tu liepęs, tu nebūtinai gauni žmogaus apsisprendimą. Bet padaro. Bet ar jisai padaro geriausiai? Ir po to, tik ko tu nepadarei normaliai? O todėl, kad... aš praleidau ir tu praleis, gerai? Bet šitoj vietoj, aš nenoriu į tą teritoriją eiti, suprantama, visko yra ir visaip ten reikia ir taip toliau. Bet mano žinutė yra, kad aš norėčiau laikytis principo, kad šitoks požiūris jisai gali būti ir aš matau organizacijose, kad jisai taip gyvuoja su savo klientais. Ir kas įdomiausia, žinai, man iš tikrųjų tas požiūris, kaip tu sakai, žinai, tai diktatūriniai tokie santykiai, bet tos organizacijos jos ir gyvuoja, ir gan gerai gyvuoja. Man, žinok, totalus yra paradoksas, aš niekaip nesuprantu, kaip. Nes aš pati iš tokios išėjusi, aš jaučiausi, Dieve mano, 5 metus kaip ant sparnų, galvoju, ačiū Dievui, bet ten dirba žmonės ir jie netgi duoda rezultatus ir netgi rinkos ten prie lyderių, žinai. Kodėl ne? Tai vat man klausimas, ar tam, kad galėtum susitarimais dirbti ir tokią, turėti tą laisvę kūrybinę ir whatever, kokią tik nori, ar reikia specifinius žmonės surinkti, ar vis dėlto, kažkaip nežinau, tiesiog visų požiūrį pakeisti, bet visų neįmanoma pakeisti. Vis viena ateina žmonės tokie, kokie ateina. Aš nežinau, aš visų pirma, tai apskritai, tai mes, kai su kolegom diskutuojam, aš tai tikrai nenoriu moralizuoti verslų ir aiškinti, kokie, žinai, kaip ten turi jie atrodyti ir bendrauti, nes čia yra, man atrodo, visiškai ne... Bet gal nemoralizuoti, tiesiog pasvarstyti, žinai, kur ta, kaip čia, kame sėkmės momentas. Nežinau, jiemsgi sekasi pasiekti tą rezultatą. Tai, žinai, jeigu žmonės yra orientuoti į rezultatą, aštrus, nukapoja tą žodyną, tikrai jiems turi nesisekti. Ir sekasi, žmonės padaro taip, kaip gali padaryti, dirba greitai, vienas nepadaro, tai kitas padarys, žinai, tai aš nesuprantu, žinai, kodėl jiems su tokiu mąstymu. Tai gal, pavyzdžiui, dabar tu pakeitė savo vadovavimo stilių tokį griežtą diktatorišką, gal dvigubus rezultatus gautume? Gali būti, bet čia tu teisingai sakai, man tai yra ir vertybinis pasirinkimas, kaip aš šitoj žemėje, kaip žmogiškumą ir žmogų suprantu. Tai man tai dera su tiesiog pasaulėžiūra ir aš dar kartelį neveltui aš apie vaikus prašnekau, nes aš asmeniškai labai keista man būna, kai, žinai, žmonės apie staiga žmogui sukanka 18 metų, ir tu dabar suaugęs ir tarsi dabar, žinai, jau mes su tavim dabar galėsim, dar palaukti, bet tarsi kažkaip kaip lygių su lygiu. Mane šitas tikrai visą laiką erzino, aš visą laiką stengiausi sakyti, kad žmogus gimsta sulig gimimu, žinai, ir jisai nusipelno pagarbos ir pagarbaus santykio, ir jeigu to nėra, tai 18 metų jis suaugusiu netampa. Tai man tai yra mano vertybinis pasirinkimas, jeigu klausia apie filosofiją. Aš tiesiog kitaip nenoriu matyti žmonių, net ir artimų, man čia net ne apie organizaciją. Tai gal ir pasivyktų, bet tegul sekasi geriau kitiems. Apie vaikų auklėjimą, tai profesorius Laurinaitis yra pasakojęs, kad jiems vis viena reikia kažkokių tai ribų. Bet mes apie tai sutarėm iš karto, ta prasme, tai yra du skirtingi dalykai. Šnekėtis su žmogumi, kas jam rūpi ir padėti iš tiesų jo tą rūpestį, vaiko rūpestį, kad jis dabar geimina, žinai, integruoti į mūsų sprendimą, tai nereiškia, kad nėra ribų. Čia pat tu gražini savo rūpestį kaip tėvą, žinai, kad mums reikia rasti sprendimą, nes aš šitoj vietoj pasiemu atsakomybę už tavo, ir tai yra žodžiai, žinai, ir už tavo sveikatą, ir už tavo amžių, ir kitaip negali būti. Mano klausimas, tai kaip mes tą galėsim išpildyti. Tai ribos visą laiką turi būti, bet klausimas, kaip tu tas ribas išpildai. Ateini ir liepi, ir tokiu būdu žmogus, mano manimu, neišmoksta būti
pats priiminėti, kaip jam tose ribose gyventi. Ir po to mes tikime, žinai, kad žmonės prisiims atsakomybę. Ne, tai jeigu tu iš karto neleidi jam ieškoti, tai jis ir po to neišmoksta ieškoti. Tai mano klausimas, kai aš sūnaus klausiu, pavyzdžiui, žinai, kaip mokytis, aš nežinau, kaip jam geriausia mokytis. Aš noriu, kad jisai ieškotų, kaip jam mokytis. Aš galiu padėti, bet riba yra tokia, kad jeigu tu norėsi toliau veikti tai, ką tu svajoji, tau reikės gerai išlaikyti egzus. Tai ribos yra aiškios. Mano duona yra padėti, bet ateiti ir sakyti, dabar tu baigi žaisti ir eini mokytis, nu taip neveikia. Aš tada nemokau jo iš tikrųjų konstruoti savo gyvenimo, žinoti iš tiesų, kad nuo jo priklauso, kaip jisai atrodys. Tai va tai yra man apie laisvę. Atsakomybė pas jį. Aš turiu, žinai, vieną pavyzdį, visai nesenai išgirdau iš kurso kolegės ir jinai savo vaikus siūsdavo į užsienio stovyklą, tiesiog užsienyje. Ir sako, mane sužavėjo, kaip tenai buvo pateikiamos ribos. Jiems yra suteikiama visiška laisvė, yra nurodyta, kada jie kur turi būti, kada turi ateiti į pamokas, bet gali neiti. Ne, nėra jokių ten bausmių. Bet yra indas, kuriame yra vienodas skaičius lapelių su vardais. Pavyzdžiui, Pauliaus 15, Jūratės 15 ir mano 15. Ir kai tu neateini, tai vienas lapelis iš ten yra tiesiog išimamas. Jokios bausmės nėra, tiesiog išima. Bet metų ar ten semestro gale jie traukia, kas, pavyzdžiui, gyvens vienas, ne? Kas ten galės rinktis, kurioj lovai miegos, kas ten kurį kambarį gaus. Ir kuo tavo vardų ten mažiau, tuo mažesnė tikimybė gauti kažkokį gerą ten tą benefitą. Tai aš galvoju apie tai, kad žmonės, nu, man iš jos pasakojimo, sako, jie grįžo tarsi suvokę ribų prasme. Nu, kad vat, jeigu aš kažką darysiu taip, kaip bendruomeniai priimtina, aš turėsiu daugiau šansų, daugiau pasisekimo, ar ne tame. Tai šiaip labai, kaip Paulius pasakoja, aš galvoju ir Jūratei dar pareflektuosiu, kad į organizaciją susitinka žmonės irgi su skirtingais pasiruošimais. Ir aš tikrai esu pati paslydus ant to, kad suteikiu laisvę žmogui, kuris nemoka laisvėje būti. Jam yra per sudėtinga, jam reikia labai aiškiai nubrėžti, ką daryti, va kaip Paulius sakė, ne parašyti ant lapelio, ką, kada, kiek ir atskaitomybės, jeigu nėra skaitomybės, tarsi aš nedarau, bet dėl to, kad taip įpratę, sako, aš kitaip niekada nedirbau. Nu, tai toks yra. Žinai, čia vat grįžtant prie tų ribų, žinai, aš irgi turiu pavyzdį, aš kažkada tai labai senai mokyklai dirbau ir vienas iš mano susitarimo rugsėjo 1 dieną, nu, 1-2 ten votava, kuri diena gaudavosi, pirmas susitikimas su klase, tai būdavo vyresni nuo 8 iki 12 klasės mokiniai. Pirmas susitarimas, kurį mes padarydavom, aš pasakydavau, kad susitarimas yra. Sakydavau, žiūrėkit, jūs per semestrą turite galimybę būti nepasiruošę 2 kartus. Nu, ar ten 3 dabar neatsimenu, kažkiek tai kartų, bet jeigu tu nepasiruošiai, tu turi ateiti prieš pamoką man pasakyti, kad tu esi nepasiruošęs. Man zin kokios priežastys. Negalėjai, sirgai, močiutės laidotuvės, ten vestuvės, ten gimtadienis, whatever, kas tik nori. Man nereikia pasakot apie ten šunis sugraužusius namų darbus ir dar ten kažką, sakau, tu gali būti nepasiruošęs. Tiesiog. Bet turi man tai pasakyti prieš pamoką. Jeigu per pamoką aš pagaunu, tu nebūni pasisakęs, nu tada jokių diskusijų nebėra, tiesiog gauni tą įvertinimą, kurio esi nusipelnęs ir tiek žinių. Tai šiaip tai šitas didžiai daliai veikdavo, bet vis tiek būdavo, kurie, nu, bandydavo apeiti, žinai, tos tokius, tai va, aš galvoju, žinai. Jo, bet kitas klausimas, žinai, tai susitarimai, ne, kažką norėjau dar paklausti, o tai gerai, tai, va, sakai, savarankiški žmonės, kad būtų, o tai priimtum į darbą, nežinau, konsultantų arba, nu, į pardavėjus arba dar į administraciją, jeigu, va, tie zoomeriai, kur ateina su mama į darbą. Pokalbį. Ką reiškia, nesu patirtis. Ar priimtum tokį? Yra tokia patirtis dabar jo. Ateina į darbo pokalbius darbuotojai, kurios atveda mamos ir mamos už juos kalba. Imtum tokį žmogų į darbą? Su pirma, tai būtų įdomi patirtis išgirsti, ką mama kalba. Nu, koks geras jos vaikas, kaip jisai viską moka. Jo, tai tu mane žinai, aš labai norėčiau tokiam santykiai atsidurti ir pasižiūrėti, kuo tai išvirs iš tikrųjų. Ir gali būti taip, kad problema ne vaikas, o mama. Gali. Gal.
Tai nežinau, ar priimčiau, iš tikrųjų, tikrai nuoširdžiai nežinau, nesakau, nuoširdžiai priklausytų nuo to, ką aš tam pamatyčiau, kas ten dedasi, kas per dinamiką, bet čia pat galiu gal ir pasakyti, iš tikrųjų, tu svarbę kitą temą užkabinai, kad aš dažnai organizacijoje patiriu, kad žmonės atsineša istorijas iš savo asmenio gyvenimo ir aš nenoriu kalbėti, man šiaip labai nepatinka kalbėti apie kartas, man patinka šnekėti apie skirtingų žmonių, bet ne apie kartas. Taigi, žmonės atsineša savo istorijas ir tam tikrą prasme tu kaip vadovas supranti, kad tu turi dirbti ir su žmogaus vidiniu pasauliu, nepaisant to, kad tu negali jo nei pakeisti, nei turi mandatą jį čia, žinai, gydyti ar dar kažką tai, ir kad ta ribos yra, kažkaip, čia turi labai ribotas galimybės. Tai, kad žmonės atsineša, man dažnai tenka tą priimti, kad jie turi lūkesčius, kurie yra nepamatuoti dėl to, kad taip gyvena, žinai. Ir man reikia ištverti, tiek, kiek galiu modifikuoti. Tai įdomu būtų išgirsti tokią žmogaus perspektyvą. Man kaip minimum būtų įdomu. Tyriamas kada nors atsiųsti tavo kokį nors. Ok, gerai. Gerai, kitas tada klausimas. Žiūrėk, sakai susitarimai, bet ar iš tikrųjų visiems susitarimams reikalingas vadovas? Ir galbūt, nežinau, ar Lietuvoje jau yra tos įmonės tokių, kur nėra iš viso vadovų, bet mes tarsi einam į tą pusę, kur plokštėja organizacijos ir atsisakoma vadovų. Tai gal užtenka tarp darbuotojų susitarimų ir nereikia čia tų vadovų? Žinoma. Dalis susitarimo, aš, žinai, nenoriu nueiti į detalės, bet aš suprantu, ką mes praleidžiam. Aš mano kaip vadovo duona sukurti organizacijos sistemą, kuri veiktų. Sistemos dalis yra sutarti, kur kokie susitarimai yra priimami. Ir tai reiškia, kad didžioji daly susitarimų aš iš vis nedalyvauju, bet mes turime apsibrėžti teritorijas. Kas atsako? Tai šitoj vietoj taip atsakyčiau į tavo klausimą, kad aš daugelį susitarimų, bet kalbant apie organizacijos rėmus, turi būti sistema. Kaip viskas vyksta? Kurioje vietoje žmonės susitarinėja, ar reikia tos susitarimus tvirtinti ar ne, ar mes paliekame. Turi būti šitoje susitarimai. Tai kai mes susitarėm, kad tai yra žmonių įgaliojimas ir mes ten nesikišam, tai iš vis nesikišam. Jeigu sutarėm, kad jie susitarė, bet turi tvirtinti aš arba mano kolegė ar dar kažkas, dalyvaujam. Tai taip veikia bet kokios žmonių sistemos ir šitoje vietoje, ar čia yra vadovas, ar ratelis žmonių, vis tiek viskas yra taip pačiai. Vadovo bėda yra ta, kad viename žmoguje suteikta per daug galių dažnai. Ir aš į tai reaguoju irgi su alergija. Ta pačią galią tu gali padalinti grupelį ir sakyti, jūs kaip grupelė turite įgaliojimus sutarti dėl strategijos, dėl tikslų. Tai tas pats vadovo darbas tiesiog grupelė žmonių atiduotas. Jie turės tada sutarti procesus, kaip jie tą daro ir taip toliau. Tai vadovas yra tik tai simbolis, darbas, kurį tu darai, turi įgaliojimus. Tuos įgaliojimus gali daryti kažkas kitas, jeigu perduosi tuos įgaliojimus grupelė žmonių. Bet čia turbūt, žinai, man kas skamba, kad ne visiems tas yra įmanoma, nes ne visi gali paleisti kontrolę. Tokia, ne, aš atiduodu galę, žinai, nuspręsti strategijos, bet paskui, jeigu man grįžta, aš sakau, ne, žinai, blogai nusprendęs. Jo, čia žiauriai gerą klausimą, apie, duokit man erdvės. Prašau. Ta prasme, tai yra viena, tai man yra labai slidi ir vieta, su kuria šiuo metu dirbu. Ta prasme, kad aš kai kažko užsikepu priimu sprendimą, aš turiu labai didelį azartą iš karto daryti. Ir mokausi iš tiesų turėti ne atsakymą, o poziciją. Ir daug kur. Ta nuolat patiriu, dabar vienas iš mano darbo su savimi projektų. Bet tai, ką tu pasakėjai, aš kažkada su kolegė viena diskutuodamas sakiau, šiaip jau aš kartais iš tiesų galvoju apie įgaliojimus ir galę, jos patogu turėti tam, kad jais nesinaudotų. Tai yra tam, kad niekas kitas nesinaudotų irgi. Tai yra tokiu būdu. Uzurpacija tokia. Jo, kaip tik keistybė skambėtų, bet man tai atrodo svarbu, piknaudžiavimas galia yra, mano manimu, labai pavojingas organizacijos iš principo gyvavimui, nes kai vienas žmogus pradeda galvoti, kad jis kažką žino daugiau, ta organizacija yra laikina. Ir maža to, dar neįsisąmoninti su tavo autoritetu einančios galios, yra dar pavojingiau, tu gali nenaudot galios, bet užtenka tau pasakyti ir jeigu autoritetas tavo neleidžia kitiem prakalbėti,
Tai lygiai taip pačiai veikia kaip ir formali galia. Tu neturi minčių, tu neturi įsipareigojimo. Tai šiaip galios tema yra kai aš sakiau, susitarimais grįstas principas, jis tai labai tiesiogiai susijęs su šitą galios tema. Tai čia atskira teritorija, kuri man labai svarbi, aš ją dažnai apmastau, turiu savo santykį su galia, kai aš ją patiriu, turiu savo santykį su galios išgyvenimu, tai man yra nuolat apmastymuose, kaip aš su ja dirbu organizacijoje. Jo, bet kaip tu sakai, ta prasme, žmonės net ir neprašyti, jie gali jausti tą galią. Žinai, ten statistika, kad net artimiausias vadovas, jeigu yra hierarchinė kažkokia tai struktūra, žino tik tai 75%, ką ten darbuotojai veikia, galvoja, šneka, o aukščiausio lygio vadovas toks kaip tu, tik 4%. Ir priminėja sprendimus, žinai. Tai va, tai dėl to reikia priminėti sprendimus komandoje. Turint 4% informacijos. Turint komandoje, nes tu neturi. Bet čia, šiaip tu pasakai tą juoką, bet man yra tikrai labai svarbi mintis. Aš paskutiniu metu keletą kartų sakiau šitą frazę, žinai, sakau, aš turiu sprendimą, bet aš į tą žmogų remiuosi kalibracijai, nes aš suprantu, kad aš neturiu paveikslo pilno, tai man šita vieta labai svarbi. O kalbant apie tą, kaip čia, neįsisąmonintą poveikį, taip, tai tu negali šito iki galo kontroliuoti, bet vis tiek kiek gali prisižiūrėti, nes jeigu tu pasakei ir tarsi sakai, nori, kad būtų diskusija, bet tu pasakei ir jau diskusijos nėra. Ir jau nėra diskusijos. Tai šitą vietą slidi. Arba aš negaliu išspręsti su kolega, aš iš karto prikabinu vadovą. Čia jau šitoje vietoje aš daug kur darau tikrai klaidų, slidinėjau kaip ir visi žmonės. Čia irgi bandau atsirinkti, kad kur yra mano teritorija, kur ne mano. Čia irgi toks nuolatinis tikrinimasis. Kad čia ne mano teritorija, šiaip svarbi vieta, bet tai žmonės, man atrodo, įpratę, gal jau taip nebejot pas mane. Aš, žinai, galvoju, fainai, tu tokį požiūrį turi, tarkim, aš kolektyvę aš turiu, bet gali būti, kad yra aukštesnis vadovas, ar ne, kuris turi kitokį požiūrį. Dar aukštesnis. Dar aukštesnis. Dievas, pavyzdžiui. Ja. Bet gerai, net neimant mūsų organizacijos, į kitas žiūrint, žinai. Aš, pavyzdžiui, sutinku žmonių, kurie turi kažkokią idėją, ar ne, kaip jisai nori matyti tą vadovavimą, lyderystę ar whatever. Ir yra ten akcininkas, kuris yra pastatęs šitą įmonę, mikromanagemento ten pagrindais, viską padarė savo rankomis ir tos laisvės veikti nėra. Ar įmanoma čia susikalibruoti, kažkaip suteikti pasitikėjimo tam mikromanageriui aukščiau, kad jisai leistų tau veikti su tokia, laisvė su ribomis, ne, tai pavadinčiau. Aš, tavo šitam klausime, tai aš tai ką girdžiu. Vieną, tai aš pakartosiu. Čia dabar mes šnekam, žinai, apie tai, kas man artima, bet aš tikrai nuoširdžiai noriu įtvirtinti, kad aš nemanau, kad tai yra visuotina objektyvi dorybė. Ir nemanau, kad jos būtinai reikia, tikrai nuoširdžiai. Dėl to kalbėti apie tai, kaip čia pasiekti daugiau, tai jeigu gerai veikėt be to, tai nesiekit. Bet čia pat tu palėtė kitą klausimą, kad šiaip jau man turbūt viena iš įdomiausių vadovavimo, vienas iš įdomiausių aspektų, tai yra, kiek yra daug tų tokių organizacijų kaip sistemai, tų vietų, kurias tu turi, iš tikrųjų kalibruoti, jausti ir derintis. Tai šitoj vietoj, akcininkas ar steigėjas ar dar kažkas visada yra tie žmonės, su kuriais prieš tave kyla klausimas, tai kaip tau dirbti, kad jūs judėtumėte į priekį. Tai yra labai įdomi vieta man visą laiką, nes taip priverčia, tu negali daryti taip, kaip norėtum ir tada tokio reikia kūrybiškumo, santykių valdymo žiauriai įdomu. Tai aš norėjau pasakyti, kad taip, tai tau tiesiog reikia rasti būdą, ieškoti būdo. Jeigu tu čia esi, mano irgi vienas iš man svarbių principų, jeigu aš atsimenu, kelis kartus, kai organizacijoje buvau jau tokiai sunkioj vietoje ir galvojau, kaip čia ta mano ateitis atrodys. Visą laiką, ir čia yra turbūt tai pasekoja, ko aš turiu vieną ar kitą požiūrį, kad visą laiką būdavo, kad jeigu aš galvoju, kad kažkur yra geriau, tai reiškia, kad yra ką galima padaryti, kad ir čia būtų geriau. Tai arba imi ir padarai, arba jeigu kitur, tai ta prasme yra iliuzija, kad tu rasi tenais, kad ten bus kiti dalykai blogi. Tai jeigu kažkas yra bloga, tai imk ir padarai, kad būtų geriau. Tai man visą laiką šitas principas buvo labai svarbus, aš tikrai dėdavau ant stalo visą laiką, kai prieidavau šitą teritoriją.
gal dėl to ir sakiau, kad aš jaučiau laisvę, man nepatinka, bet tu gali padaryti. Padarai ir veikia. Tai neatsimenu, koks buvo klausimas, bet toks atsakymas. Jeva, pakarto klausimą. Ne, aš išgirdau atsakymą, man jau užtenka. Natūraliai iki čia priėjom. Aš užmiršau klausimą kitą. Taip gražiai buvau sudėliausi. Ja, norėjau paklausti, bet žiūrėk, nu, taip ranka ant širdies. Nu, būna tokie momentai, kai supyksti ir norisi, nu, nežinau, apšaukti. Nu, pavyzdžiui, nesilaiko kažkas, nu, tu su pačiu susitarimu, nu, nesilaiko žmogus, nu, nežinau. Žinai, su laisvė, mano galva, turi ateiti, ta prasme, nelaisvė gimdo milžinus, disciplina gimdo milžinus. Aš iš tos kartos, iš to auklėjimo, kuris turi, žinai, viską susidėlioti į savo. Pirma, tai aš tau pritariu, kad milžinus gimdo nuoseklumas ir disciplina. Tikrai, vienareikšmiškai aš krauju galiu pasirašyti. Nereikia, tik to čia. Man atrodo, žmonės pervertina greitų sprendimų ir nuvertina lėto ilgo darbo pasekmes, kad disciplinos tai vienas. Bet grįžtant apie tą šaukimą, aš galiu drąsiai pasakyti, kad aš šiaip esu viduje, nepaisant to, kaip mane išvadina čia visokių ramių ar dar kokio nors, aš esu labai impulsyvus žmogus. Turiu prisipažinti, aš jį kažkada taip pavadinau pūkuotu ir jis labai supyko. Ne, nepamenu. Reiškia, galiu supykti, ne? Sakė, aš čia ne joks nepūkuotas. Ne? Nu va, matai. O nusikeikia normaliai, ar ne? Jo, bet ką aš noriu pasakyti, apšaukti noro nekyla. Nu, trenkti kumščių per savo, nu, nežinau, kažkokį tokį griežtumą. Dažnai supykstu, ir šiandien dalinausi su viena kolegė, sakau, nu, perskaičiau laišką ir pasakiau, nesuprantu, ko tu nori, žinai. Tai tokių reakcijų daug būna, daug reakcijų, kai iš tikrųjų supyksti ir come on, žinai, tai visų tų reakcijos visiškai pas visus normalius žmonės. Bet dažniausiai tai būna šiaip turbūt ir jūs ir visi esam gavę kakton, kad kai jau tiksliai žinai, kaip situaciją vertinti, nu, dažniausiai jau pradedi slysti į šoną, nes ta situacija niekada nebūna tokia, kaip tu ją matai. Jinai niekada nebūna labai retai, tu tiksliai nuspėjai kito žmogaus intencijas, tai visi tie irzulios tos situacijos, jos dažnai taip išvirsta į supratimą, kad, okei, reikia ieškoti būdų, dažnai sutvarkyti tą situaciją. Tai, o šiaip bendrai, taip, nežinau, ką čia to atsakyti, na, aišku, kad būna. Aš nešaukiu ant vaikų. Griniausia, va, kokį nors tipsą pasakyk, kaip nuraminti. Nu, man tai, pavyzdžiui, kartais kyla ir aš tiesiai palauk, biškį suviršį. Ką palauk, paskiau, žinai, dar labiau užsivinioja ten mintis, tada į laviną pavirsta, žinai, tai kartais geriau iš karto. Nežinau. Ką darai, kvėpavimo pratimus kokius, nežinau, nes aš nemanau, kad aš gerai valdau, žinai, aš dažnai būna, kad po mūsų kokių ten renginių, aš grįžtu, ten po to 2 dienas, žinai, tas emocijos išeidinėja iš vidaus, tai aš nesu čia geras patarėjas. Bet kažkaip slopinėjęs. Nu kaip, man šiaip jeigu nuoširdžiai, tai viena vertus jos leidžia jaustis gyvam, man patinka, nes jeigu kažkas mane užkabina emociškai, pas mane užsisuka procesas darbinis galvoje, kad kaip tik keistai beskambėtų, pas mane tada randasi daug energijos kažką daryti, galvoti, rasti sprendimą, veikti. Tai nesakyčiau, kad aš čia slopinu, tiesiog ieškai būdų nepervargti, pailsėti. Nežinau, kažką mes čia... Nežinau, ką tau sakyti. Čia į tą pusę nukrypama. Jo, kažką tu norėjai pasakyti, kaip nešaukti. Nu, nešauk. Nešauk, nemoku. Kiek tau galima kartoti? Nešauk. Ne, aš tai kitaip darau, aš tai... Norėjau sakyti, tai nu ant vyro ištilėt, bet negaliu, nes jis labai irgi moka apsiginti. Aš tai turiu savo metodus, kai va tą išlieju tą tokį, žinai, tai ten kokį nors, kai žiūri supykstu, nes man tai aš nebegaliu tada konstruktyviai mąstyti, man reikia kažkur tai išsikrauti, tai būna kartais ten kokį metalą jūs įsikiši ant dviračio ir, nu, tiesiog, va, kaip tu sakai, tą energiją atsiradusi, aš nukreipiu ne į tam loginį mąstymą, bet tiesiog išlieti energiją, žinai, o tada jau gal kažkaip... Nu, aš tik pasakysiu, kad aš gal dar čia kitokį galvoju. Didžiausias turbūt pokytis arba proveržis komandai man įvykdavo tada, kai aš pagaliau parodydavau, ką aš iš tikrųjų galvoju.
Nu, Šiaip Ieva, labai tai gal reikia grubiai. dažniau. Bet aš tikrai, mes šiandien su Jūratė iš ryto Aha. turėjom pokalbį ir sakau, aš dažnai būna pavinioju, ten kažkaip bandau, kad žmogus gerai jaustųsi, ne, kad jam būtų patogu. Bet kartais, nu tiesiog reikia pasakyti, eik iš čia, jeigu netinka. Nu tiesiog paimk ir eik. Ir va ta emocija, kur yra tikra, va, nu ta tokia, nu gal aš kumščių netrankau, bet, Bet griežtai pasakyti. aš galvoju, kad kartais tas toksai bandymas sulaikyti emociją ir jos neparodimas didesnė man žalą, asmeniškai man čia padaro didesnę žalą, negu kad aš parodyčiau, kad aš susinervinau dėl to, ką man pasakė, žinai. Na, tai čia visai kita tema, aš nemanau, kad ten, žinai, reikia kažką tai labai sulaikyti, nes čia labiau gal kalbam apie tas išraiškas, žinai, kaip nešaukti, tai tikrai, nu, daug situacijų yra, kada pasakai susierzinęs vienus ar kitus dalykus, aš daugiau reaguoju, žinai, tą šaukimą, bet tai... Nu, bet ir šiaip tas toksai, žinai, nu, tiesus pasakymas, nu ką, žinau, aš, va, tarp kitko irgi šito įmonėje susidūriau su tuo, net ir, va, tu buvai mano mokymuose, kai aš tik tai pradėjau, Mirolanda dar buvo kolegė mūsų tokia irgi atėjusi, ir paskui, kai, va, tą grįžtamą ryšį, žinai, nu, tai taip, žinai, ten gražiai viskas įvyniota psichologiškai apglostyta, žinai, ir aš taip po viso to grįžtamojo ryšio sėdžiu ir galvoju, tai, bet tai čia gerai buvo ar blogai? O kaip tau pasirodė, žinai? Ta prasme, man keista, kas turi keista. Aš mėgstu tokį, tiesmuką, tą net ir grįžtamą ryšį, žinai, kartais tai va, čia, žinai, sudėlioju. Labai skirtingos temos. Aš, žinai, kai mes su vienu kolega, atsimenu, Andriumi, kartu vesdavom senais laikais vienus mokymus, tai važiuodamam ir vienas kitam duodam labai aiškiai grįžtamą ryšį, žinai. Kai kartu dirbu su kolegais, su Egle, dabar mes irgi nuolat šnekam, kaip mums sekasi. Tai viena, žinai, yra grįžtamasis ryšys toks profesinis. Tavogi atveju man yra, žinai, klausimas, ko ateini pas žmogų. Ir aš atėjau nestebėti tavo detalį ir duoti grįžtamą ryšį, bet iš principo suvokti, su kuo aš turėsiu iš tikrųjų dirbti ir kiek aš galiu iš tikrųjų šitų žmogumi pasitikėti. Tai man yra dvi skirtingos vietos. Ir kai aš matau, tu žinai pati puikiai, kad mes esame labai skirtingi žmonės pagal savo turinį, dėstymą. Ir aš daug kartų kartoju ir dar kartelį pakartosiu, kad man dabar duoti grįžtamą ryšį pagal save, kaip turi būti, iš vadovo perspektyvos visiškai beprasmiška. Man svarbu matyti, kad su šitu žmogum mum pakeliui. Dabar jeigu jam reikia grįžtamą ryšio kaip treneriui, nu tai čia yra atskira tema. Tai ir jisai turi būti, bet aš savo vaidmenį visų pirma tenais kaip vadovas laikau apsisprendimą, ar mum pakeliui. O jeigu reikia grįžtamo ryšio, tada mes su tavim susitinkam ir jau dabar kiti pokalbiai gali būti kaip vadovų. Ir mes kalbam, kaip nesdalinsim į bendrą eterį, ne? Kokių nors vidinių pokalbių. Bet abu susimastė dabar. Tiesiog galvoju, kad tada tiesiog reiškia, žinai, kad tu turi labai aiškiai savo pas save galvoji, žinai, visą tą, kaip čia suvokimą, kodėl tu eini, kaip tu darai ir taip toliau. Ar esi tikras, kad visi darbuotojai lygiai taip pat žino? Aš pats ne visada žinau. Ne, ta prasme, aš žinai, kai tuo yra žavios laidos, nes jos priverčia pavadinti dalykus, kurie paprastai nebūtinai būna pavadinami. Ir viena yra, žinai, apmastyti, o kita gyventi. To tokio intuityvaus veikimo pas visus yra labai daug, pas mane labai daug. Natūralu, kad žmonės labai daug ko kažką pasakoja savaip. Ir čia yra viena iš vietų, kuri man irgi labai įdomi dirbant su vadovais. Tu negali sukontroliuoti kiekvieno žmogaus vidinio naratyvo, vidinių reakcijų ir taip toliau. Viskas, ką tu gali, tai, žinai, iš tikrųjų prižiūrėti sistemą, kad neveiktų. Bet jeigu tu užsimsi kiekvieno, žinai, korekcijom, kad jisai tiksliai žinotų, tai jau kelias į niekur. Tai kaip galvoti, žinai, kad komunikacija būtų iš esmės aiški, tai yra viena tema ir aš čia savo turiu priekaištų, bet užsimti, kad visi čia vienodai matytų, aš neturiu šansų. Vienintelis būdas, kurį aš naudoju labai sąmoningai ir čia tiesiai pasakysiu, tai kai aš rašau viena iš kokių 5 priežasčių, dėl ko aš rašau LinkedIn'e, tai yra tam tarpe ir mano būdas parašyti žmonėm, ką ir kaip aš matau, ką ir kaip aš vertinu. Ir man tai yra ne tik tai auditorija, man tai yra viešas dienoraštis, kur aš apmastau mokymus, vadovavimą ir tokiu būdu irgi turiu progą šiek tiek pasidalinti ir su kolegomis. Nes tokio, žinai, tiek daug ir taip mes per daug plepam. Per daug tų susirinkimų, žinai, ir jeigu dar čia šnekėsi, tai turi rinktis, ką tu gali daryti, ko negali. Beje, tikrai rekomenduoju pasekti Paulio LinkedIn'e, labai geri straipsniai. Ir pasekite mus, jeigu jums tinka iki šiol išklausėt jau šitiek laiko.
Okay. Jo, kodėl aš šitą sakau, žinai, ar žinau, todėl kad, žinai, kartais jo, tai kartais gali atrodyti, kaip čia, darbuotojai susidarė vieną tokią nuomonę, kad tu ten geras visoks koks ir galima, žinai, ta laisvė veikti, tada gali pavirsti į anarchiją. Nu, aš vėl prie to paties tempiu, žinai, nu, tai kur tas, žinai, nu, tas tokio, kaip čia, riba pavadinkime, taip. Nes atrodo, kad vat, Paulius yra geras, Paulius yra ten visą laiką filosofiškai nusiteikęs, Paulius visą laiką analizuoja, Paulius niekada nepasakys griežto žodžio, žinai, jau bijau šitą žodį sakyti, pukuotas. Ir tada aš galiu sau leisti, nu ką žinau, nu, gal nesilaikyti susitarimo, gal nereaguoti į kažkokius prašymus, nu nežinau, džiazuoju dabar visiškai. Tai jau daug vietų, tai aš šitoj vietoje savo viena iš sunkių užduočių, iš tikrųjų, kadangi mūsų organizacija tokiam versle neturi prabangos, ilgą laiką neturėjo prabangos turėti apskritai valdymo aparatą kažkokį. Mes, žinai, susibūrė konsultantai ir tu vieną dieną pats eini mokymus vest, o kitą dieną tu, žinai, ten atsieit vadovauji, žinai. Tai reikia šitą irgi turėti omenyje, kad yra labai daug apribojimų tokių žmogiškų, bet vieną iš savo užduočių ilgą laiką aš laikiau iš tiesų, kad šita organizacija galėtų turėti, nu, tam tikrą tokį griaučius, kurie galėtų veikti, nes, kaip tu sakai, griežtesniam žodžiai čia, iš principo mes kalbam apie iš tikrųjų koordinavimą, kontrolę, tam tikrą prasme, kad sistema veiktų. Nu, tai tam reikia ne tik griežtesnio žodžio, bet ir dėmesio ir laiko. Ir čia dar kartelį aš pakartosiu, tai yra tikrai ilgą laiką buvo mano nestiprioji, tikrai silpna vieta. Aš nemanau, kad čia yra tai, ką tu sakai, man skamba kaip pagrįsta kritika, kurią aš priimu labiau negu iš tikrųjų nuoširdžiai. Kaip teisinga. Ir galiu pasakyti, kad dabar tik tai praėjus, kiek jau čia tų daug metų, aš jaučiu, kad po truputėlį šitą vietą aš kaip vadovas išsilaižinėju ir dar yra labai daug ką padaryti, kad jinai būtų kokybiškesnė, nes vis tiek, jeigu nori judėti priekį, augti kaip organizacija, tu vis tiek turi tvarkyti šitą vadybinę dalį. Turbūt viena iš vadybinės dalių yra tai, kokią aš feedbacką girdėjau iš mūsų kitų kolegų. Aš vieno dalyko nesu padariusi ir jau ilgą laiką ir vis žadu, kad padarysiu ir vis nepadarau. Nu, Vaidas Emilija žino ką. Prasideda. Bet mes diskutavom apskritai, kad aš nesu vienintelė to nepadaranti ir kad yra daugiau. Ir man tokį uždėjo, sako, nu net Paulius, kuris tikrai turi įtemptą grafiką, paprašai ir gauni iš pirmo, nu gerai, iš antro. Gal ten dar iš poro žmonių gauni ten to eiliai. Nu žinok, man tai gėda pasidarė tuo metu, ne? Tai vat apie tą ribų brėžimą, kad jisai turbūt nebūtinai turi būti diktatūriškas, nurodomasis, bet toks per pavyzdžio kėlimą ir nežinau, Pauliau, kaip tu spėjai tai padaryti, nes man atrodo, kad aš čia viską nespėjau. Bet man kartais ir tokio užtenka, jeigu man, kaip čia, norisi pritapti, ne, norisi būti organizacijos dalim, tai man atrodo kaip argumentas pasitempti truputėlį ir padaryti, ką esu prisižadėjus. Tai, nu, vat iš to. Jo, tai čia tikrai faina girdėti ir aš pritariu, kad tai yra būdas, bet aš nenurašau. Aš tikrai tai, ką Jūratė sako, manau, kad tai yra daug tiesos, nes vis tiek, kad dalykai vyktų, reikia tam tikrą prasme padėti. Jeigu susitarimai nesilaikomi, reiškia, arba mes kažkur kažko nepadarėme, arba nepadėjom. Tai, nu, taip, tai čia neturiu ką šitoje vietoje primirti. O Jūratė, tu dar turėjai klausimą, atsimenu, apie iniciatyvas, ar ne? Ir man kažkaip irgi atrodo jisai aktualus, kad mūsų organizacijų šiaip labai daug iniciatyvų. Ne, toks užsidegimo daug, bet tokio iki galo davedimo nėra. Na, bet tai čia iš tos pačios srities, žinai, kad jo, mes susitarimais, bet iš tikrųjų kai kurie dalykai, nu, labai sunkiai. Kažkieno tai vieno, žinai, stumiami dažniausiai eina. Ir man kartais būna gaila to žmogaus, žinai, kuris ten viską savo užsikrauna. Iš tos tokio, nes kiti, nu, tas pasislepia po to komandiškumu, žinai, nu, kad kažkas tai padarys. Tai niekaip čia nepriekaištas nei čia tau, nei čia kažkam. Tai tiesiog galvoju, žinai, nu, vat, kur yra ta, kaip čia, atsakomybės mygtukas? Žinok, nu, bet tu pasakei labai gražiai, norisi būti, žinai, bet ar tikrai visi būtent nori?
vėlgi, 90% žmonių yra su jais viskas okei, bet vis viena turbūt pasitaiko tokių, kurie naudojasi tam tikrom. Tai nebūtinai, kad naudojasi. Visų pirma, pradėkime nuo to, kad šita organizacija važiuoja iš tiesų ir atėjo ten, kur atėjo, dėl to, kokie žmonės čia buvo ir kiek turėjo vidinės ugnies vienai per kitaip. Bet aš pakartosiu dar kartelį ir tos iniciatyvos. Ir dabar, tarp kitko, tai yra ta vieta, su kuria aš mūsų vadovų komandoje dabar daugiausiai ir dirbam. Mes tikrai turime daug idėjų, daug, energijos ir visą tai daroma su dėlin iš tiesų tikėjimu ir rūpesčių bendru. Bet ir kartais nepadaroma. Ne tik dėl to, kad kažkas tai nepasiema atsakomybės, bet ir dėl to, kad visko per daug yra. Ir viena iš dalių, kurią iš tikrųjų reikia tiesiog kokybiškai vadybinę prasme sutvarkyti, tai aiškiai brėžtis prioritetus strateginius. Ir šita dalis yra irgi tai, ką aš laikau savo darbu, ne visada padarau ir dėl to atsiranda per daug, nesužiūri. Tai taip, tiesiog, va čia jau yra grinai vadybinis darbas, kurį reikia padaryti. Ir tikiuosi, kad mes jį padarysim, nes kitaip tada, toks, iš tikrųjų, vieną nepadarai, kito nepadarai, tada toks nusivylimas ateina. Tai, o kad, visą laiką būna žmonių, kurie, nesvarbu, kiek prioritetų turi kažkaip viduje, sugeba atsirinkti. Tai va tai yra, kai tu matai žmogų ir supranti, gal mes kaip organizacija daug ko nepadarom vadybinė prasme, bet tu matai žmogų, kuris iš principo padaro tą vadybinį darbą ir tu supranti, kad su šitu žmogum tau pakeliui, nes taip ir atrodo mano manymu partnerystė, kai tau nereiktų nurodyti, bet žmogus, nes ką reiškia, tai turėsim tartis prioritetus ir tu žiūri, jis padarė teisingai, padarė tai, ką reikėjo padaryti ir tada norisi tokius žmonės remtis. Bet tai dar kartelį. Faina, bet taip organizacijos neturi veikti, organizacija vis tiek turi turėti ir vadybinę dalį. Na šiaip labai faina, kai buvo LinkedIn'e vieno vadovo straipsnis, kuris tai tenais pratrūko dėl to, kad jo darbuotojai baseinuose ir šuniukus vedžioja ir sportuoja, ir aš tai pagalvojau, aš irgi kartais sau leidžiu dieną nueiti į sporto klubą. Bet galvoju, Dieve, kaip gerai, kad mūsų organizacijoje į šitus dalykus nekreipia dėmesio, nes jeigu yra padarytas darbas, tai kaip ir, ta prasme, tavo pasirinkimas, ar tu ten naktį tą darbą darai, ar tu kitas dalykas, kartais neįvertina, vadovas ten sėdėdamas, jis neįvertina, gal tas darbuotojas, kuris dieną vedžioja šuniuką arba ten maudėsi baseinę, gal jis visą naktį prieš tai dirbo ir kažką tai darė tenais po prakaitų, nesilsėjęs visą parą. Tai šitos įtampos, aš nežinau, gal ir blogai, bet visiškai neišgyvenu, ką žmonės dienos metu veikia. Mūsų rezultatas yra šiaip labai nesunkiai pamatuojamas. Arba atėjai į mokymus, arba netėjai. Arba mes turime, arba neturim tam, kad tai įvyktų, turi būti padaryta labai daug darbo. Reikia ir pasiruošti, ir sudėlioti, kada žmogus kokiu ritmu tai daro, tikrai aš ir norėčiau, kad jisai šitoj vietoj pats darytų, nes buvo daug pokalbių mūsų gyvenime organizacijoje, kur aš negaliu už žmogų pasirūpinti jo gerbuviu. Mano duona iš tiesų nekenkti, padėti, palaikyti, bet šiaip iš principo nuo jo labai stipriai priklauso, kaip jis dėliojasi tą dieną. Tai vat čia yra irgi laisvės dalis, kuri labai brangi. Tu suaugęs, tu žinai, kas tau veikia, tu žinai, kiek tu gali, tai būk mielas ir daryk taip, kaip tau išeina, tiesiog sutarkim dėl rezultato. Tai apie tai yra laisvė veikti ir kurti, ne apie darymą bet ko, bet apie savo konstravimą labai, vis tiek rėmuose sutartuos. Ir čia vėlgi yra vietų, kur natūralu ir mes nepasiekėm rezultato. Ir tu supranti, kad, taip, yra, bet ne viską žmogus tiesiog natūralia prasme įtakoja. Galėtų daugiau. Galėtų, bet nepadaro. Ar jisai gali? Gali. Ar aš jam noriu spausti? Turi tai, ką turi ir tu. Ne tik mes. Ir jeigu tau nerūpi, mums pakeliu su tais, kurie rūpi. Kodėl aš turiu iš tikrųjų spausti? Ir tekę atleisti. Žinoma, taigi, akivaizdu ir ne kartą atsisveikinti. Kaip mus palieka, taip ir mes atsisveikinam. Tai yra normali organizacijos dalis, kai supranti, kad iš tikrųjų atskirai ir labai faina, kai tikrai nuoširdžiai supranti, kad kitoje vietoje žmogus save realizuoja pilniau ir tai neskamba kaip, nusiplovimas, kad tai yra tiesa. Jam šita kultūra, toks veikimo, jam reikia tokios. Ir jis ten kiek geriau operuoja, ne su mumis.
Tai... Aš kadangi matau, kad mes jau keliaujam link pabaigos ir aš galvoju, žinai, paklausti iš kitos dar pusės. Mes daug kalbėjom, kokie yra iššūkiai, ar ne, arba tokie vadovų išpažintis, bet kokie tau džiaugsmai yra iš to, kaip tu veiki. Kuo tu gali pasidžiaugti, žinai, tokiam buvime su komanda. Nežinau, nes komanda labai su tokia, nes tai yra ne tik samdomi, ne, darbuotojai, tai yra ir freelanceriai, yra asocijuoti konsultantai, žmonės, kurie šiaip savo laisva valia būna su tavimi, man atrodo, čia gal irgi yra viena iš... Visi žmonės turbūt laisva valia, ne? Nu jo, dalies. Niekas ten grandinių neuždėjo, jo, bet galvoju, kaip tu jauti, žinai, kokios tau yra iš tos prasmės, kokios ar kokio džiaugsmo? Aš tai pradėsiu nuo tavo frazę, žinai, apie laisvą valią. Aš esu anksčiau savo pasakęs, kad jeigu mus laiko tik tai sutartis, tai mūsų niekas nelaiko. Bet kur. Ne, tai čia man svarbi šiaip mintis, kuria aš vadovaujuosi. O šiaip, kas man yra, aš, kai tik tai pradėjau šitą kompaniją dirbti konsultantų, mane labiausiai vežė kūrybinis darbas. Aš tikrai niekad kaip čia nesimėgavau organizacinių darbų. Mane labiausiai šiaip jau malonumą teikia kaip čia supratus ar išgyvenant, kad organizacijos raida yra labai labai didelis kūrybinis procesas, šiaip jau labai jisai reikalauja ir tokia, žinai, ir apmastyti ne tik žmogų, bet sistemą, verslą. Tai šiaip man asmeniškai yra labai įdomus tie žmonės, kurie tikrai yra skirtingi, galėtų būti dar skirtingesni, bet tai yra skirtingi. Įdomu suprasti ir jausti, žinai, kaip veikia, neveikia dalykai. Tai aš šiaip tai išgyvenu kaip didelį kūrybinį procesą labai. Tas man didžiausia, gal taip asmenį, tai malonumą teikia tą darant. Nepaisant to, kiek ten būna, žinai, daug liūdesio dienų ir akimirkų, kurių būna labai daug. Irgi tiesa. Bet jei nebūtų liūdėsio, taigi nepajaustum džiaugsmą. Žinai, kūryba, menas. Aš gal nemoku džiaugtis pakankamai, čia ir kita tema. Ne, reikia ir to, nes paskui, kai jau flat, tai tada vėl nuobodu pasidarom. Nu ką žinau, valanda prabėgo, nepamatėm. Man tai norėtųsi, nes vis Paulius sako, žinai, čia jau kita tema, Taip norėtųsi į tą kitą temą daryti. Kaip čia, neuždarykim vartų. Tai ačiū, Pauliau, kad buvai su mumis. Aš tikiu, kad mūsų klausytojams, žiūrovam irgi šita laida buvo dar kitokia negu visos kitos ir vis daugiau kyla klausimų, ar tai normalu, ar šitai normalu. Tai man labai gera, kad galim pasikviesti savo kolegas ir turėti turtingus pokalbius, ar tarpusavį, ar į ekraną. Tai... Ačiū labai. Man buvo faina. Dėkui. Dėkui. Iki visiems.